Sveiki visi, šiandien servise 007 Landerenzo montavimo dirbtuvėse turim Volvo S80 automobilį, 2010 metai, 3,2, 6 cilindrų eilė, 170 kW galios. Automobilis be abejonės pakankamai įprastas ir dažnai sutinkamas, 3.2 varikliai tikrai labai populiarūs ir be abejonės viena iš tų populiarumo priežasčių dar ir dėl to, kad jie puikiai važiuoja dujomis ir tikrai tą daro be jokių problemų, išlaikant automobilio dinamiką, trauką ir visus kitus automobilio privalumus. Tai šiam automobiliui sumontavom kokybišką Landerenzo EVO OBD dujinės įrangos komplektą ir labai trumpai apie pačius komponentus. Tai filtras, slėgio daviklis bei dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Landerenzo LI10 Turbo Oversize reduktorius slepiasi po valytuvų mechanizmą dengiančią plastmasę. Lygiai taip pat turim paslėptą tenai ir patį valdymo bloką Landerenzo EVO OBD. Kadangi benzino valdymo blokas yra sumontuotas štai čia, tai didžioji dauguma signalų ir laidų yra pravedama būtent ten ir sulituojama būtent ten. Automatiškai mes variklio skyriuje turim minimalų tą papildomų laidų kiekį ir stengiamės visus darbus ir komponentus sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytume variklio eksploatavimo, einamiems darbams ir panašiai, tai tam, kad niekas kiek įmanoma netrukdytų, kaip sakyti, nebūtų sudėtinga tos darbus atlikti. Visi dujinės įrangos Landerenzo montavimo darbai 007 servise, kaip visada pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai reiškia, kad naudojame kokybiškiausią šiai dienai prieinamas rinkoje žarnas, sąvaržas, jungtis, priemonės, komponentus. Dujinės įrangos laidyną vėlgi, kaip minėjau, adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojame, įvelkame į apsauginės gofras, jas papildomai izoliuojame, o kiekvieną kontaktą lituojame ir apsaugome termokembrikais su klijais. Dujinės įrangos saugiklis išvedamas štai šitoje vietoje, tam, kad būtų lengvas priėjimas ir gebėtume jį parodyti ir pademonstruoti apžiūros metu. Greta taipogi turim išsivedę diagnostinę jungtį, kurios dėka galėsim prisijungti, diagnozuoti, kalibruoti, testuoti dujinę įrangą. Tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką montuojame centrinėje konsolėje, štai šitoje vietoje. Pridėsiu dar nuotrauką, galėsite pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Pakankamai populiari pas Volvo S80 vieta. Gera ar negera, ar patogia ar ne, jau čia spręsti klientui, pagal jo pagidavimus tą mygtuką padarom. Dujų balionas yra sumontuotas 56 litrų atsarginio rato vietoje. Tiesa, dangtis yra truputį pakeltas, klientas netgi ir dar didesnio to baliono norėjo, kad jisai būtų, ta prasme, montuojamas ir pakeliamas, bet tokį tarpinį variantą, padėliojame keletą balionų ir tokį tarpinį variantą priėmėm, tai jisai truputį pakeltas, bet aišku, tai didelės problemos dėl to nėra. Ir pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, vėlgi pakankamai patogu, nes čia yra pakankamai daug vietos, atidarom, iš karto turim pildymo adapterį, galim piltis, jungtis pistoletą ir iš karto piltis dujas. Tai tiek apie kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jei kažką panašaus vairuojat ir norit kokybiškų darbų, tai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.